kuri turėjo daug kompleksų, kuri nemylėjo savęs, kuri nenešiojo batelių, kuri va taip nespindėjo, kaip dabar spindi ir kuri garsiai nekalbėjo. Aš viduje jaučiau, kad ateis diena, aš būsiu žinoma, aš būsiu žvaigždė ir aš darysiu tai, kas man labai labai patinka. Ir važiuoju šitą autobusu, rankinis nenusileidžia, jis nesizduoja, ten dokumentų nėra, aš galvoju, nebetraukia. Judita, kokią grožio studiją, nusimk rožinius sakinius ir tu supras, kad tu nieko neturi, tu neturi finansų, iš ko tu darai, tu nieko neturi, kokią grožio studiją, pas tavai ir 3 vaikai ir tu turi galvoti, kaip išgyventi 3 vaikais. Tai labas, mėlyjei. Šiandien mes turim Plungėje ypatingą viešnią, kuri privertė ir mane pasitempti. Tai mūsų brangi Judita iš Vilniaus atvyko, skyrė laiką mums, ačiū labai. Ir aš truputį stebėjau tave internetu, ieškojau informacijos, galvojau, kaip tave čia pristatyti ir supratau, kad tu esi labai įvairialypė, labai tokia ryški asmenybė. Tai aš noriu paminėti, o tu galėsi dapildyti mane. Gerai. Tai šukuosenų stilistė esi, mokytoja, vedi mokymus. Ir dar tu minėjai, kad esi šukuosenų fėja, princesė ir man labai įdomu, kas tai. Gal galėtum papasakoti truputį daugiau? Taip, kaip sakau, pas mane yra keli personažai manyje, kaip sakau, kūne daug visokių dalykų vyksta. Taip, esu ir šukuosenų stilistė, mokytoja, labai myliu tai, ką darau, tiesiog. Man ir kiti sako, mes nepažįstam tokio žmogaus, kas taip mylėtų savo darbą, kaip mylit jūs. Fėja, princesė, kuri savo laisvų laikų visą laiką užsidedu princesės suknelę, pasipuošiu ir aš visur vykstu pas vaikų, į darželius, į ligoninės, lankau, duodu savo dėmesį, savo laiką ir man patinka duoti. Ir aš esu žmogus, kur galvoju ne tik apie save, bet ir apie kitus. Aš mačiau daug nuotraukų, buvai nesenai ar gal seniau Kauno klinikose. Ir ten jūs ir dažėtės, puošėtės blizgučiais ir šukuosenom. Ir ne tik vaikus, bet ir mamytės mačiau. Aš buvau Kauno klinikose su Rimanto Kaukėnų fondu, jis girdėtas, žinomas Lietuvoje, kuris padeda vaikam, renka pinigėlius ir aš ten kaip princesė fėja nuvykau, skiriau savo laiką, dėmesį, su daug balionų ir labai norėjau vaikam padaryti dieną kitokią. Dariau edukaciją ir ten vaikučiai vėžių sergantis ir mamytėm, ten irgi norėjau mamytės truputį prablaškyti, nes labai daug valandų taigi tenka būti su vaikais to įstaigoje ir norėjau tokią fainą dieną padaryti. Ir pavyko? Pavyko, taip, ir paskui teko Vilniaus vėl irgi ir aš tai darau dažnai ir ne tik į ligoninės, aš ten vykstu, aš savanoriauju ir Karite, mamos ir vaiko namuose Vilniuje, ten yra laikini mamos ir vaiko namai, ten vykstu puošiu moteris, puošiu vaikučius, kodėl aš tai darau, nes aš labai noriu įkvėpti moteris ir vadovė ten Karito mamos ir vaiko namų sako, Dita, jūs kai atvykstat, žinokit, moteris tiesiog, aš nežinau, jūs užbūrėt, sako, jau ieško suknelės spintoje, jau reikia batelius, kur reikia ir vaikai vis klausia, kada vėl atvažiuos fėja. Princesė fėja, aš kai užsidedu ir tokia ateina, aš nemogu paaiškinti tavo vidinio jausmo, ką aš jaučiu, aš negaliu nustoti šypsotis, aš visą laiką šypsausi, nes aš taip myliu gyvenimą, aš myliu tai, kas esu. Nemokamai, man tik leiskit pabūti su vaikais, leiskit ten į darželius, galvoju, irgi nuvykti pas vaikučius, susipažinti mano dukrai į darželį, tai galvoju, reikia ten pakalbėti su direktoriai, mane įsileido, sako, gerai, ir mes susižiūrėjom grupės, savo laisvą laiką, ten grafiką pasidarėm ir aš fėja, žinokit, aš einu su muzika, mes klavištavaičiam. Kaip smagu, bet ta transformacija, kai tu sakai, užsidedi tą suknelę ir kažkas atsitinka, ar ne? Bet aš noriu, Judita, paklausti tavęs asmeniškai truputį. Tu minėjai, kad tikrai mėgsti įkvėpti moteris ir mūsų stebi daug moterų ir beje mūsų stebi iš visos Lietuvos ir vyrų, žinoma. Bet gal tu galėtum mums šiek tiek papasakoti apie tą vidinę transformaciją ir išorinę, nes tu kilusi iš Rietavo, kaip tu atsidūrei Vilniuje ir kaip ta transformacija vyko? Žinot, aš gyvenau, kaip dauguma žmonių gyvena. Gyvenau
dėl kitų, ne dėl savęs. Aš buvau moteris, kuri gyveno Rietavo mieste, gyvenau visai kitaip ir neturėjau gal ir pavyzdžio, kaip reikia, kaip galima kitaip gyventi, galima keliauti, galima išvykti iš Lietuvos, kad pasaulis yra platus ir kiek galima visko pamatyti. Tai buvau moteris, kuri turėjo daug kompleksų, kuri nemylėjo savęs, kuri nenešiojo batelių, kuri taip nespindėjo, kaip dabar spindi ir kuri garsiai nekalbėjo. Ir žinot, aš viduje jaučiau, kad ateis diena, aš būsiu žinoma, aš būsiu žvaigždė ir aš darysiu tai, kas man labai labai patinka. Teko irgi visus tos sunkius darbus praeiti. Praėjau, žinau, ką reiškia skinbraškė, žinau, ką reiškia dirbti žuvies fabrike, žinau, ką reiškia dirbti medienos fabrike, čia visur, kur aplinkui. Ir visada dirbdama šitos darbus aš savo kartodavau, Judita, čia yra laikina. Padirb, bet tu vis tiek ateis diena, tu darysi tai, kas tau labai labai patinka. Ir visada atvykusi į darbą, kur yra ne mano darbas, visada savo kartodavau, kad čia yra laikina stotelė ir ilgai čia nebūsiu. Super, o tai kas įtakojo tą tokį gal sunkus darbas pokytį? Labai sunkus gal darbas. Ir aš galvoju, kodėl visi viską turi, o aš negaliu turėti. Tai aš nuvykusi kokią kavinę, matau visi ten atidaro įmonės, atidaro kokią kavinę, atidaro ten viešbučius, galvoju, o kodėl aš negaliu? Tai aš irgi galiu. Tai aš visą laiką viduje jaučiau, kad aš vis tiek dirbsiu tai, kas man patinka. Ir čia tiesiog visą laiką į savo tai kartojau ir aš gavau tokią Dievo dovaną, kurti šukuosenas. Ir va ta kūrėja ir tapau Rietavo mieste, kai gyvenau Girdvainių kaime, gal net ir anksčiau, žinokit, dar 19 metais pradėjau. O tai Rietavas buvo per mažas daryti tai, ką tu mėgsti, ar dar buvo mano kitos kaip prasidėjo, situacija? aš tiesiog, žinokit, tokia kaip nušvitimą gavau, tiesiog. Ir aš pradėjau kurti šukuosenas, aš turėjau tik vieną sukimo žnyplės, aš net neįsivaizdavau, kaip kas vyksta. Aš pamatydavau viziją savo galvoj, kaip reikia daryti šukuosenas. Ten turėjau vieną manekeno galvą, jinai nebuvo labai natūraliais plaukais. Bet mano vaikai miegodavo, aš tą manekeno galvą šukuodavau iki 2-3 nakties, aš darydavau 2-3 šukuosenas, aš vieną šukuoseną darydavau kokias 2-3 valandas ir tas jausmas vidinis, kaip faina, kaip gera, aš miegoti nenorėdavau, aš tiesiog, tiesiog duokit man daryti šukuoseną ir man jau... Kurti grožį. Kurti grožį. Ir kai mane grožį. pamatė iš savų žmonių, ką aš darau, ir sako, Judita, tu negali pasislėpti, tavęs pasauliu reikia, tu pažiūrėk, ką tu darai, tu kuri, tavęs reikia visam pasauliui. Na ir tada ir prasidėjo. Aš jau, žinot, didžiausia reklama yra lūpas per lūpas. Vieną padarėjai, jo, rekomendacijos didžiausios, vienam padarėjai, kitam patiko, visur važiuoji. Ir aš, žinot, aš gyvenau to gyvenimu, kur aš nieko neturėjau. Tai ir mano mašina labai buvo tokia pavargusi, jau viskam pinigų trūkumas, finansai. Aš galvoju, kodėl visos turi, o aš nieko neturiu. Ir tada, kai pradėjau eiti kalbos, kad aš darau šukuosenas, tai ir mane jau pradėdavo kviesti žmonės. Atvyk, Judita, man čia išventė į namus, žinot, ir gerai. Ir man, žinot, buvo toks mąstymas, kad važiuoju daryti šukuosenas, gerai, aš galiu, bet, aš tik nieko nebaigus, kaip aš galiu pinigų, man suprantat, aš kiek veltui savęs atidaviau, kiek aš veltui šukuosenų pritariau, bet, žinot, tas vidinis jausmas, nes tu darai tai, kas tau patinka, tiesiog tu degi, tu žinai, kad tu čia vienai padarai, kitai padarai, tave eis ir visi žinos. Ir aš už Rietavo ten važiuoju, ten žvyrkeliu važiuoju, ta mašina pavargusi, ten važiuoju, ten... Tai kiek, Judita, tau skauoja? Sakau, 5 eurus. Įsivaizduoju, man ne piniguose buvo esmė. Man svarbu, kad aš galiu padaryti ir kad aš matau laimingą moterį su gražia šukuosena, nes aš visada sakau, šukuosena keičia ne tik išorę, bet ir vidinę būseną. Man vidinė būsena yra labai svarbi. Tai toms moteriams labai pasisekė. O tai kaip aš noriu paklausti, kaip prieėjai sprendimo iš to Rietavo išvykti galų gale? Nes ir ne viena esi, turi 3 gražius vaikučius. Gal gali papasakot, kaip tą priėmei sprendimą keisti gyvenamą vietą?
Aš kadangi jau ir prasidėjo mano ta kūryba šukuosinų ir tas degimas toks didesnis paliko, dar neturėjau namų savo, labai norėjau turėti savo namus, teko man vykti į užsienį, dirbti tam, kad namus. Labai norėjau namų, aš mačiau, kad aš čia tą turėsiu, žinot, mačiau vizijas tokias. Ir labai norėjau operaciją akių pasidaryti, labai norėjau, nes tada viskas ir pasikeitė, kai dingo manyje kompleksai, kai aš pradėjau pamilti save, tai tada viskas ir pasikeitė ir aš važiavau, aš dirbau, žinokit, aš ne vienai moteriai nelinkėčiau išgyventi tokias emocijas, kad teko man, kiek ašarų išlieta, man taigi ir vaikučius reikėdavo palikti, vaikučių tėtis prižiūrėdavo, buvusi uošvinė prižiūrėdavo, aš labai esu dėkinga jiems už tai, buvusiai uošviniai, aš niekada nieko nepykstu, aš galbūt visi laimingi ir tada aš įsigijau namus ir kas pasikeitė, žinot, manęs neuždarysit į narvelį, kaip sakiau, nes aš tose namuose, aš turėjau didelių tikslų ir svajonių. Jeigu aš turiu didelių tikslų, ko aš noriu pasiekti, aš negaliu ten būti. Ir aš su vaikučių tėvu išgyvenau 10 metų, 3 vaikai yra nuo jo ir labai tikrai geras žmogus, bet aš nebūsiu su žmogum, aš 10 metų nugyvenau ir gal tas draskimas, daug dirbti reikėjo viską ir, žinot, mes labai skirtingi asmenybės, aš turiu daug tikslų svajonių, pas jį viskas kitaip ir aš norėjau, visos moteris visko turi, kodėl aš nieko neturiu. Visi vyrai viską duoda visur kelionės, niekada kelionių neturėjau, mes jokių atostogų neturėjom. Visiškai būdavo, tu euras prie euro, trūksta tų pinigų ir tu galvoji, Judita, tau reikia, tu dar šukuosinų stilistė, tu kuri šukuosinus, tau viską reikia, taigi mokymai, turi irgi eiti, vykti mokintis, tau visko reikia. Ir kas įvyko, tai taip aš ir namus įsigijau, viskas tvarko ir sakau, kai pajutau tokią didžiulę jėgą savyje ir aš tiesiog pasakiau vyrui, sakau, aš noriu skirtis, aš daugiau taip 10 metų gyventi nebegaliu tiesiog, nes, aš turiu svajonį, turiu tikslų, aš noriu kitaip gyventi ir aš pasirinkau išvykti, palikau jį, jis liko dideliuose namuose gyventi, aš išvykau į Klaipėdą, išsinuomavau butą. Ir prasidėjo smagumai. Bet tai reiškia, tu labai stipri moteris, jeigu priėmė tokį sprendimą ir tai buvo po 10-mečio ir negavus iš gyvenimo to, ko nori, nusprendė pati viską pasiimti. Nes aš žinau, kad aš turėsiu dar daugiau, negu turėjau šitos namus. Aš turėsiu daug daugiau, aš turėsiu kelionę, aš noriu vaikams parodyti, koks yra nuostabus pasaulis, kad galima keliauti. Vaikystėje mes tokių dalykų irgi neturėjom. Ir aš laiką sakydavau, kad aš gyvensiu visai kitaip. Man tėvai buvo pavyzdys, kaip nereikia gyventi ir aš visą laiką vaikystėje buvau kitokia. Ir kur mane pastatys, ten viską padarysiu. Bet ar galiu paliesti tą temą, Judita, paminėjai, kad darėjai akių operaciją. Taip. Ir tu man prieš filmavimą pasakok tiek, kiek nori, kiek širdis leidžia. Paminėjai, kad tikrai buvai tas bjaurusis ančiukas. Švyti, nuostabi moteris, gražuolė, papasakok, kaip šita transformacija, nes manau, kad tikrai pasinaudokim progą ir uždekim ir kitas moteris. Gal gali šiek tiek? Galiu. Žinote, mano vaikystė buvo kitokia ir gyvenimas kitoks ir toj mokykloje, žinote, aš buvau tokia atstumtoji ir niekas su manim nebendravo, nes visą laiką, aš žinau, ką reiškia patyčios, aš žinau, visą laiką, ką reiškia, kai tu turi didelių kompleksų. Man didžiulis kompleksas buvo mano žvairos akis ir mane visą laiką vadindavo žvairakė. Ir aš atsimenu kaip pat dabar ir vis tiek aš sėdėdama mokyklos suole, žinojau, kad aš būsiu pati geriausia ir aš būsiu labai ryški moteris. Net mokykloje aš taip jaučiau ir buvau moteris, kur ir antsvorio turėjo, ir svėriau daug, ir savęs nemylėjo, ir su dantimis buvo labai daug problemų, tai irgi viskas susitvarkiau, dingo visi kompleksai, aš pamilau save, nes, žinot, aš tokia daugiau nebebūsiu, kokia esu. Taip. Ir aš iš gyvenimo noriu pasimti viską, kas gražiausia, ir kiekvienam linkiu tą patį, taip ir galvoti. Super. Tai va, ir kai dingo visi kompleksai, šita moteris, kaip sakau, aš ir kitiems sakau, aš esu moteris, kur
vienam kūne gyvena dvi skirtingos moteris. Dvi skirtingos istorijos. Aš gyvenau jau vieną gyvenimą, dabar mano kitas gyvenimas prasideda. Buvau visiškai mirus moteris 10 metų ir kai man dingo visi kompleksai, kai atsirado ta kūryba, kur šukuosenas, dovanot grožį, viskas man pasikeitė. Wow. Nes aš dar noriu paminėti, Judita, kad tu tikrai esi drąsi ir galima, netgi tavęs nepažįstant, pamatyti, kad tikrai sieki tikslų. Ir įvairiausios žvaigždės, tas pats Samoška ir Oksana Pikul ir Stasiulytė. Ir tu atrodo, neįtikėtina istorija sėkmės, kai būna meksikiečių filmai iš pelenės virtai, bet aš manau, kad tai tikrai tu daug įtakos turėjai tam. Ir dar noriu paminėti, mačiau nesenai Vilniui, tu surengiai savo vestuvinių šukuosenų parodą. Tai čia reikia begalinės drąsos, čia reikia jėgos, čia reikia resursų. Papasakok, iš kur tau tas toks ugnelė, iš kur jinai... Labai svarbu yra matyti, ko nori ir užsibrėžti aukštus standartus ir labai tikėti savim. Ir visą laiką save girti, kokia tu šaunuolė, tu padarysi, turi žinoti, kokiu keliu eini ir tu negali savęs taškyti. Jeigu tu to norėsi, žinot, tai niekas ir nesigaus. Taip. Tu turi tiksliai žinoti, ko tu nori gyvenime ir tuo keliu eiti. Ir aš, kai išsiskyriau, išėjau iš Rietavo, išsikraušiau į Klaipėdą gyventi, tai labai visko ten įvyko. Ir Klaipėdoje gyvendama, aš įsidarbinau pas Aliną G studijoje, irgi jinai tokia garsi moteris, nežinau, ar jums girdėta. Tai labai džiaugiuosi, kad tenka pažinti tokius žmonės ir tu supranti, kaip tu gyvenime viską kitaip darytum. Ir aš, kaip sakiau ir minėjau, kad aš esu ta moteris, kuri galvoja ne tik apie save, bet ir apie kitus. Taip. Ir kad aš nieko neturėjau, visiškai nieko. Darai piniginį, atrodo, nėra ne eurų, kaip čia ką viską įsisut, kaip čia ką daryti. Ir aš kai įsiskyriau, žinot, ir labai daug dar dirbau. Aš vėl sugrįžau dirbti medienos fabriką. Yra tekę man ten dirbti prieš 9 metus. Taip, ir aš grįžau į dirbti naktiniam pamainom. Visi nustebo, sako, ką tu čia veiki, tau čia ne vieta. Sakau, žinau, kad čia man ne vieta, nurimkit, aš čia laikinai. Nuraminai kitus ir save tuo pačiu. Ir visą laiką mintėse aš galvodavau, kad aš turėdavau aukštus standartus, žinojau, kad čia yra mano laikina stotelė ir aš ilgai nepabūsiu. Aš nenoriu pildyti jų svajonės, aš noriu pildyti savo svajonę. Ir aš dirbdama ten, aš neišpildysiu savo svajonės. Taip. Tai aš nenorėjau ten užstrigti, aš ten 5 metų gal pradirbau. Dirbdama ten, aišku, kūriau šukuosenas, dirbau pas Aliną G studijoje, paskui teko ieškotis dar papildomų darbų, nes pas mane ir būsto paskola ant manęs, ir nuomos, ir man viskas sukrito, padariau avariją, sudaužiau mašiną, mašinos nėra. Visi nuo manęs nusisuko, jokio palaikymo, netgi draugai visi nuo manęs nusisuko, aš palikau vieną ir... Atsiprašau, kodėl nusisuko? Nes tavo sprendimas toks buvo išvykti? Aš žinot, esu tokia, kuri... Aš pasirinkau kitaip gyventi ir kitiem gal atrodo, kad čia yra, ne taip turi būti. Tu turi gyventi, kaip mes visi gyvenam. Aš nenoriu taip gyventi, kaip visi gyvena. Aš gyvenu šią dieną, aš nežinau, kada mano gyvenimas gali pasibaigti, jis gali ir šiandieną pasibaigti. O aš savo vaikams noriu duoti pačių gražiausių prisiminimų ir pačių gražiausių prisiminimų apie šitą mamą. Tu matai, privertėjai visus aplinkinius jaustis negerai, nes tu pradėjai kilti ir jie pradėjo jaustis ne kažką šalia tavęs. Aš prie savęs noriu turėti žmonės, kurie siekia, daro, kurie motyvuoja ir... Čia ne su manim yra blogai. Tai čia tų žmonių pasirinkimas, aš nieko nepadariau, aš tiesiog tik pasirinkau gyventi kitaip ir pildyti savo svajonę. Taip. Šaunuolė. Aš kada išpildysiu savo svajonę, aš taigi nežinau, kiek aš laiko čia būsiu šioje žemėje. Šaunuolė, sveikinu. Taip. O kaip vaikučiams buvo išvykimas, pakeitimas mokyklų, darželių? Labai matė, kiek aš sunkiai dirbau Klaipėdoje. Ir dar ir Vilnių, dar viena. Taip. Mano vaikai dabar sako, kai dabar Vilniuje, kai gyvena, vaikai sako, mama, mes taip džiaugiamės, kad mes Vilniuje, sako, kiek aš draugų turiu, sako, kiek čia visko galima veikti. Aš norėjau, kad mano vaikai matyti daugiau, negu aš mačiau, daugiau turėtų, negu aš turėjau. Ir aš pati noriu kartu su vaikais matyti tai, ko aš dar nemačiau. Tai noriu keliauti, aš pamatau visur, ten noriu, sako vaikai, dar trupučiuką palaukit, dar mamytė uždirbs ir mes galėsim keliauti. Tai Vilnius visgi yra daugiau galimybių negu mažesniuose miestuose. Kodėl aš įsiveržiau Vilnių, kaip ir
biški kalbėjom apie tą Klaipėdą, kai aš įsikrausčiau į Klaipėdą, mano šukuosinos yra kitokios, aš labai mėgstu menišką šukuosinos, aš iš plaukų darau ir kaspinus, ir skrybelės, aš pamatau, aš šukuosiną ten per valandą padarau, man tiesiog gėlę kokią, ne? Ir Klaipėdą aš neturėjau kur savęs rodyti. Ir kas nutiko, labai noriu papasakoti. Prašom. Aš labai sunkiai dirbau, paminėjau, kad dirbau medienos fabrike, pas mane visur sąskaitose minusai, pinigų nėra, visko reikia, susiradau papildomų darbų, aš dirbau Palangoj valymuose. Reikėjo valyti butus ir aš valydavo ten butus, žinot, sakiau, Judita, čia laikina, išvalysi, tu vis tiek būsi garsi, žinoma, tu pasieksi daug. Aš visada save nuraminu ir pati save motyvuoju. Niekas manęs taip nepamotyvuos, kaip aš pati save. Taip. Atsistoji prieš veidrodį, šiandieną tu tokia puikia, tu labai gerai atrodai, tik į priekį. Pasimokykit žiūrovai. Taip. Ir tada, kai dar man viskas sukrito, pajamų nėra, nieko nėra, darbai, aš žinau, ką reiškia dirbti iki pykinimo, aš žinau, ką reiškia dirbti nevalgius, negėrus po daug valandų, iš skalbyklų tampydavo aš tuos maišus, vis neįsivaizduojat. Ir aš stengdavau dirbti vaikams, sakydavau, vaikučiai, mamytė pabaigs dirbti, grįž namo, važiuosim mes prie jūros, kur mes laiką leisim kartu. Ir, sakau, toks užburtas ratas, tu daug dirbi ir vis tiek nieko nėra. Galvoju, kas čia vyksta, aš noriu. Ir mano svajonė buvo Klaipėdoje atidaryti savo grožio studiją. Taip. Žinau, tokie rožiniai akiniai, Judita, tu čia studiją turėsi, čia faina, dirbi čia per kelis darbus, valymai, fabrikas, visur, čia šukuosinas darydavau, kad nemokamai, kad tik mane pamatytų už reklamą, bet vis tiek man niekas nevyko. Ir kai man viskas sukrito, padariau avariją, sudaužiau mašiną, mašinos nėra, labai visko daug įvyko, žinokit, ir tada, žinokit, sėdžiu, verkiu, tikrai verkiau visą dieną, aš nežinau, akis buvo kaip kraujo pripiltos, ant tiek skausmo vidinio, visi niekas nesupranta, atrodo manęs, atrodo, čia mano svajonė, aš noriu būti garsi, žinot. Ir tada, žinokit, aš nusprendžiau, kad Judita, kokią grožio studiją, nusimk rožinius sakinius ir tu supras, kad, ne, tu nieko neturi, tu neturi finansų iš ko tai daryti, tu nieko neturi, kokią grožio studiją, pas tavai ir 3 vaikai ir tu turi galvoti, kaip išgyventi 3 vaikais. Ir tada man buvo toks stiprus lūžis, toks juodas dugnas, toks stiprus kritimas, kad aš tada verkiau ir aš pranešiau socialiniam tinklam, kad aš atsitraukiu ir aš nebebūsiu šukuosinų kūrėja. Čia buvo pats skaudžiausias dalykas mano viduj, nes tai yra mano, aš tiek visko jau, tiek dariau, tiek viską dariau, kad tik tais kurčiau, daryčiau, mano darbus matytų žmonės, kad visa Lietuva visi matytų. Ir aš turėjau visai Lietuvai pranešti, kad aš baigiu. Ir tą dieną, kai aš pranešiau, kad baigiu, tada aš pamačiau save Vilniuje. Aš pamačiau savo šukuosinų akademiją Vilniuje, kurią atidarysiu. Aš pamačiau save viską. Ir aš, toks nušvitimas, žinokit, toks nušvitimas man atėjo. Ir žinokit, man tik tai reikėjo šitos vizijos ir aš per 2 savaitės išsikrausčiau į Vilnių. Viską uždariau, viską mečiau, išėjau iš darbo, nuėjau pas vadovę, viskas, man jau laikas išeiti. Ar tikrai, sakau, tikrai? Tikrai drąsus sprendimas, bet sakoma, per tuos lūžius, per sunkumus ir ateina tie pokyčiai. Per sunkumus ir ateina nauji dalykai, taip. Ir aš, būdama Klaipėdoje, kai gyvenau, aš savo kartojau. Aš sakiau, aš būsiu pati garsiausia šukuosinų stilistė, aš puošiu žvaigždės, mane matysit per televiziją. Nežinau kaip, bet jūs mane matysit per visas, ir per TV3, per LNK, per LRT, visur, aš nežinau kaip mane pamatys, bet aš tai kartojau, kad ir nebūtų viskas įvykę, jeigu būčiau dar pasilikus Klaipėdoje, ir Klaipėdoje neturėjau kur savęs rodyti su šukuosinom, tokiom išskirtinėm. Man reikia dizainerių, aš noriu meniškų žmonių, aš noriu, kad žmonės pamiltų mano šukuosinas ir nebijotų moteris pasidaryti išskirtinę šukuosinas, reiti šventę ir būtų to šventė pati ryškiausia, nes šukuosina išskirtinė. Taip, ir žinokit, kaip viskas man sugriuvo Klaipėdoje, aš kai atsikrausčiau į Vilnių, tai žinokite, aš tokia, Ir išsikraustyti nebuvo lengva, labai noriu paminėti, žinokit, tikrai nebuvo lengva, turėjau daug iššūkių ir atsimenu, tą dieną vykau į Vilnių, pasirašyti sutartėlę į butą, vėl buvau su rožiniais akiniais, nemačiau į kokį butą kraustas, nieko nemačiau. Nieko nemačiau, neregėjau. Tiesiog aš mačiau save Vilniuje, aš pamačiau, kad man Vilniui manęs reikia. Ne tau Vilniaus, o Vilniui tavęs reikia.
Taip, ir man reikia, ir Vilniui reikia. Puikus požiūris. Taip, ir žinokit, tą dieną nuvykau į Vilnių, aš viską buvau ten pasitaupęs, viską atidaviau už nuomą, pinigėlius, viskas, tuščia kišenė, nieko nėra. Ir man grįžtant iš Vilniaus į Klaipėdą, jau buvo 10 val. Vakaro, Kryžkalnyje sugedo man mašina, telefonas išsikrovė. Pinigų nėra, tu esi viena, tai ką čia daryti, gerai, kad vis tiek man prie degalinės ten sustojo, mane ten greit pakrovė tą telefoną. Sakau, kartais gyvenime ateina žmonės, kurie net netikėtai tau padeda. Esu labai dėkinga tiems žmonėms, kurie tuo momentu atsirado ir man padėjo. Tai paskui čia visą tai susitvarkiau, grįžau į Klaipėdą ir atėjo tas metas, kad reikia visus baldus išsivežti. Tu Judita viena su 3 vaikais, o kas tau padės, tai aš, žinokit, nepasidaviau, išsinuomavau didžiulį autobusą. Vilniuje, noriu paminėti, Vilniuje buvo vieną kartą gyvenime. Vilnius man yra visiškai svetimas miestas, aš nežinau nieko, kas ten yra, nieko, nepažįstu, nieko, visiškai niekada nesu buvus, vieną kartą gyvenime esu buvus. Ir aš pati išsinuomavau autobusą ir susikroviau daiktą, žinok. Ir su vaikais, dar gruodžio pradžioje mes atsikraustėm į Vilnių. Ir važiuoju iš to autobusu, rankinis nenusileidžia, jis nesizduoja, ten dokumentų nėra, aš galvoju, nebetraukia. Aš nesuprantu, aš laikau, Dieve, prašau, padėk, kad tik autobusas nesukėstų. Ir tokie, man vis tokius stiprius iššūkius duoda, viskas bus gerai. Ir paskui jau grįžtant, man tas autobusas labai nebetraukia, žinokit, aš nežinau, ten aplink ir toliau lenkia mane, galvoju, jinai tai čia. Tai, žinote, atsikrausčiau čia į Vilnių, buvo sekmadienis, pirmadienį vaikučius išvežiau į mokyklą į darželį, žiūrėjau, kur navigacija, kur ta mokykla, kur darželis, taigi nieko nežinau, kas kaip yra. Ir tada vaikai mokyklą į darželį, aš grįžau į butą, atsisėdau ant maišų ir aš supratau, kur aš atsikrausčiau ir aš pradėjau verkti. Ir nei spintos nebuvo, nei indų nebuvo. Galvoju, kaip Vilniui gali nebūti, kaip Vilnius, Vilniuje visko yra. Aš viską palikau Klaipėdą. Jau nieko palikau, net katiliuko nebuvo vaikam, kur sriubos išvirti. Aš viena kaip skrusdėlyti šitam Vilniui, 3 vaikais, ką man daryti? Tai žinokit, rūbų nėra kur sudėti, skalbimo mašina leidžia vandenį, ten nėra net kaip rūbų išskalbti, paskui ten su šeimininku ten kalbėjau. Ten toks senas būtas, kilimai, ten virtuvinio stalo, nieko, jūs nesizduoja. Ir žinokit, aš pažiūrėjau skelbimus, kas ką dovanoja. Tai man žmonės tiek pridovanojo, indų, keptuvių, kad aš paskui nebeturėjau kur dėti. Ir tada nusišluoščiau aš ašaras ir sakiau, Judita, tu dar ne taip praeisi ir šitą. Nieko lengvai negausi, susidorok. Bet va ta stiprybė, va aš žiūriu į tave ir galvoju, iš kur tiek vidinės stiprybės, nes kai esi gal vienas žmogus, o čia turėjai dar 3 žmogiukus, už kuriuos turi būti atsakinga. Ir jie, kiek suprantu, buvo maži. Taip. Ir va tau tokie iššūkiai ir iš kur ta vidinė stiprybė, kaip tu minėjai, motyvacija, va pati savo suteiki, bet čia iššūkiai tokie didžiuliai. Didžiausia stiprybė man ateina, kai mintimis sugrįžtu 5 metais atgal ir pamačiau, kokia buvau moteris ir tu nebenori būti tokia, kokia buvai praeityje. Taip. Ir aš visada kartoju ir savo mokinėm, visom moterim, su kuo man tenka susitikti, sakau, mielosios, norėsit pasiduoti, sugrįžkit mintimis keliais metais atgal, pažiūrėkit, kur buvot ir kur dabar esat. Labai geras patarimas. Ir man kirba užkart klausimas, gal tu gali papasakoti apie asmeniškai savo savybės, kurias tu pati matai. Matau, kad esi, atsiprašau, tikrai atkakli, užsispyrus. Kaip save apibūdintum? Aš kaip sakau, manęs niekas nebepastums ir aš esu išgyvenęs labai didžiulį sielos skausmą ir pati išgydžiau save ir aš visada norėjau būti ryški, matoma ir aš visą laiką mėgdavau puoštis. Kitaip gal tą puošybą suprasdavau, kai gyvenau kitokį gyvenimą, tai aš ir namuose garbanas pasidarau ir aš čia manau. Labai moteriška. Taip, ir visada tu turi labai matyti save, kokie norit būti priekyje. Aš save visą laiką mačiau ryškę, tokia, ryškę. Ir kas man labai motyvuoja, aš pati save motyvuoju, kad ir niekada nedėti žingsnio atgal nereikia. Aš save motyvuoju, Judita, ne, tavo gyvenimas yra priekyje, praeities tu nebepakeisi, tu pakeisi gali dabartį.
tau yra blogai, tu turi kažką daryti su savim. Ne? Jeigu tu savęs nemyli, eik į salę, eik kažką daryk, mitybą susitvarkyk, dar kažką daryk. Ne? Nes aš tikrai buvau stambi, aš turėjau daug kompleksų, ir akis, ir dantis, ir antsvoris, ir aš niekada man neteko nešiau aptemptų rūbų. Aš tai matydavau, kaip paėdamas. Taip. Ir aš turėjau vaikų mama, aš vaikam noriu būti pavyzdys, kaip reikia gyventi. Ir kaip reikia save mylėti. Ir dar turi dvi mergaitės, ar ne? Tai mergaitėms ypatingai, vat, tu gali būti pavyzdys, nes Lietuvoje yra kūno kultas, gal jau geriau, bet visgi yra tas kūno kultas, ar ne, ir mergaitės, matydamos tavo pavyzdį, aš manau, kad jos užaugs tikrai laimingos. Ir man labai minčių galia, turi galvoti kitaip, visą laiką turi galvoti, tu galvosi, kad esi pavargęs, turi būsi pavargęs, tu galvosi, kad esi negraži, turi būsi negraži. Ar taip lengva, Judita? Turi save mylėti tokia, kokia esi. Ir man, žinot, aš taip myliu gyvenimą ir kas mane stiprina ir taip šuoliais į viršų keliauju, tai mano mintis, nes aš žinau, kad aš tokia nebebūsiu. Aš nenoriu numirti. Aš noriu gyventi amžinybę ir kai tu supranti, kad tu čia nesi amžinas ir tas gyvenimas greit gali pasibaigti, nes aš jau mirus moteris buvau. Ką tu turėjai omeny mirus? Kuri tiesiog egzistavo, negyveno, o dabar aš gyvenu. Ir žinau, neklausau nieko aplinkui. Kiek visi man kalbėjo, tu pražūsi, tu ką tu čia išprotėjus moteris, ką tu čia į Vilnių, niekada Vilnių nebuvus, tu čia. Ir niekas manim netikėjo. Tegul niekas netiki. Svarbiausias pati, viduje tikėkit, ką jūs galit. Aš sakau, į Vilnių atsikraušiu ne plauti indus ir nebūti namų šeimininkė, o pildyti savo svajones, būti ryški, būti žvaigždė ir dar palaukit, būsiu žvaigždė. Gal esi jau žvaigždė. O aš išgirdau, ar galiu tokį kompromituojantį klausimą. Nebūti namų šeimininkė linksniuoji, ar čia yra šansas vyrui tavo gyvenime? Aš labai noriu žmogaus prie savęs, kuris turi tikslų. Taip. Kuris irgi siektų, darytų, man, žinau, aš nesu tas žmogus, kur man gaila savo gyvenimo laiko, kad gulėti ant sofos ir žiūrėti filmus ir žiūrėti, kaip kiti ten gyvena ir pildo savo svajones ir nuostabu. Ir dar komentuoti. Taip. Mokyti jūs kaip gyventi. Taip. Aš kai pradėjau visur save ryškiai rodyti ir tų komentarų yra visokių, bet aš nieko neklausau. Aš palinkiu sėkmės, būkit jūs laimingi. Problema yra ne su manim, vadinasi. Judita, aš norėjau dar paklausti, grįžti apie tavo tą fėjos karjerą ir kada tau kilo mintis ir kada tai visa įvyko? Viskas įvyko tuo momentu, kai man viskas sugriuvo, kaip ir minėjau, taip, ir kai visiškai nieko neturi ir tiesiog tu prašai Dieve, prašau duok man tai, kad man nebereiktų sunkiai dirbti, kad nebereiktų tus valymus, aš per kelias įmonės, nes labai išsekau, labai pavargau ir, kaip aš sakau, tą visą dieną išverkiau ir tada aš ramiai nuėjau miegoti, aš labai tikiu užrašytais dalykais, ką tu užrašai, viskas išsipildo greičiau, aš parašiau viską ant balto popieriaus lapo, ko aš noriu. Žinoma, aš nerašiau, kad noriu būti princesė fėja, čia yra Dievo dovana, aš netikėjau niekada gyvenime, kad aš būsiu princesė fėja. Ir tada taip ramiai palikau, užpučiau žvakę, palikau lapus ir ryte aš atsikėliau, žinokit, kaip neverkusi ir man toks nušvitimas, tas pats kaip su Vilniu mane, kad išvykti reikia. Judita, taigi tu gali būti vaikučių princesė fėja, tu gali važiuoti gimtadienis, tu gali daryti šukuosenas, aš save pamačiau princesę. Ir aš taip, žinokit, atsikėliau, aš galvoju, ką man dabar daryti, kišeniai tik 15 eurų, čia paskutiniai mano pinigai, bet tu privalai šiandieną tapti fėja. Ir aš už tą 15 eurų, žinokit, nuvykau į karnavalinių rūbų parduotuvę. Nuvykau pas pardavėją, sakau, žiūrėkit, šiandien aš tapau princesė fėja, jinai žiūri mane. Sakau, man reikia suknelės. Tai gerai, eikit žiūrėti, ten yra. Ir mano suknelė fėjos, kur dabar visa Lietuva mato šitą princesę fėją su šia suknelė. Jinai buvo taip giliai, žinokit, ten įgrūsta tarp kitų suknelių, aš ją taip ištraukiau, išsidėjau, aš buvau, svėriau 60, jinai man truputį tokia didoka buvo. Sakau, kiek kainuoja? Sak, 15 eurų. O ne. Sakau, noriu. Sako, turiu Oskarus. Sakau, kiek Oskarai kainuoja, tokie fėjos, tokie ryškiai. Sak, 50 centų. Sakau, noriu.
sako, turiu vėduoklę, sakau, kiek vėduoklė kainuoja, sako, eurą, sakau, noriu. Ir tą dieną aš įsigijau rūbus, nuvykau į grožio studiją, kur dirbau, paprašiau mergaičių, kad man padarytų makiažą, aš turėjau tokią lempą, įsistačiau telefoną ir garsiai visai Lietuvai pranešiau, kad šiandien aš tapau princesė fėja. Garsiai pranešiau ir visi, kas čia įvyko. Dar viena tokia, žinot, nušvitimas, fėja, princesė. Prieš kiek čia metų buvo? Dabar gegužės mėnesį lygiai 2 metai, kaip aš esu princesė fėja. Ir žinokite, gerai, aš taip aš jau viską pranešiau, dabar kokie kiti reikalai. Trūkumas pinigų, trūkumas pajamų, viską mokėti, viską atiduodi, nuliuosi ir galvoju, gerai, Judita, reikia ieškoti dar papildomą skelbimų, dar darbo, to reikia, aš darbo nebijau, reikia, aš padirbsiu, žinau, kad tai yra laikina, ilgai neužsitęs, ne visą gyvenimą, tai dirbsiu, man reikia pinigų ir, kaip sakau, aš turiu užsidirbti. Ir radau skelbimą, Facebook'e buvo įkelta, moteris įkėlė skelbimą, ieškau, kas paravėtų darželius ir paplautų laiptinės sienas. Aš tai moteriai parašiau žinutę, mes susitikom. Aš buvau tokia, žinot, aš mėgstu puoštis ir aš tokia buvau ir mane pamatė, sako, jūs sumaišėt skelbimą. Jūs tikrai ne čia paskambinot. Sakau, būkit gera, duokit man truputį laiko, leiskit jums papasakoti savo truputį gyvenimą ir man labai reikia darbo. Ir žinokit, aš tokia dėkinga tai moteriai, gal jinai pamatys šitą video ir jinai man tokius juokingus darbelius duodavo. Kad aš žinokit, ten laiptinės sienas plauti, nėra ko plauti, švaru balta, aš vis tiek plaunu su kempinėm, aš filmuoju, man linksma, aš dainuoju, aš žinau, kad čia laikina. Ir jinai man sugalvodavo, duodavo tokių darbų, kur aš užsidirbčiau pinigų. Ką aš užsidirbus, viską fėjai duodavo. Skrajučių, plakatą, paskui visur žaidimo kambarius ėjau, viską nemokamai, aš čia duokit reklamą pasidaryti, kad mane kviestų gimtadienis vaikai. Taigi fėja negali tuščiom, blizgučiai, lūpytės, ten akytės, visokie grožiai, žinot, karūnos, visko reikia. Ten ir taip, ir aš dirbau, ten tos darbus, darželius ravėdavau, su vaikučiais mes vakarais ten nuvyksti. Nu, žiūrėk, Judita, čia reikia paravėti, čia reikia akmenukus išimti, vėl sudėti atgal, akmenukus išimti, sudėti atgal. Gerai, bet už tai man sumokėjau pinigus. Jo, mes su vaikais ten sudainom, aš vaikam visada kartodavau, vaikai, čia yra laikina. Čia yra laikina, mes turėsim visko daug ir mes keliausim po pasaulį. Visada. Ir vaikai manim tiki ir aš vaikam noriu būti pavyzdys, kaip reikia pildyti savo svajones, tikėti savim ir kaip niekada negalima pasiduoti. Ir kiekvienam to linkiu niekada nepasiduoti. Sunkiai darbai, tai yra laikina, padirbsit, bet jūs turėsit daug daugiau ir niekada nereikia pasiduoti. Tai tu esi puikus pavyzdys savo vaikams, tikrai. Taip, ir žinokit. Ačiū, kad dalinies iš tikrųjų. Taip, ir man patinka dalintis, man patinka kalbėti, man patinka rodyti, man patinka įkvėpti. O tie žmonės, kurie komentuoja negražiai, kurie pyksta, sėkmės. Niekada nepamirškit savęs. Save statykite į pirmą vietą ir atsiminkite, kad jūs tokia nebebūsit, kokia esate dabar. Ir norite būti laimingi, turite gyventi taip, kad iš gyvenimo pasimtumėt pačių gražiausių prisiminimų ir niekada nepamirškite gyventi, nes mes visi dirbam, visi užsisukę darbuose, bet nepamirškite tai, kas svarbu šiame gyvenime, tai yra džiaugtis gyvenimu, tiesiog mėgautis, nes tu esi gyvas, tu esi sveikas, tu gali viską turėti, jeigu nori. Tai žinau, kad visi viską gali turėti ir turės. Reikia noro. Labai gražu. Tai ačiū tau už tavo laiką. Ačiū, kad atvykai tokią tolimą kelionę. Ir su mumis buvo šiandien Judita Mikalauskaitė. Ačiū. Ačiū labai. Tu 5